tie nauji sprendimai patrauklūs yra tik tai finansuotojai, bet ne viešajam sektoriui. Visi šitie nauji sprendimai reiškia didesnį rizikos perkelimą ant viešojo sektoriaus pečių. Inovacijos šio klausimo vyksta tik tame, kaip labiau patenkinti finansuotojų investuotojų poreikius, prisiemant kuo mažesnę kainą, prisiemant kuo mažesnius pareigojimus viešajam sektoriui. Tarptautinių finansinių institucijų dalyvavimas tapo labai svarbus. Visose mano paminėtose projektuose anksčiau tos tarptautinės finansinės institucijos dalyvavo. Šiuo metu tai bet kokiam dideliam projektui yra viena iš pagrindinių sėkmės garantijų. Konkursai vyks ilgiau, dėl minėtų priežasčių. Atsiperkamumo skaičiavimas tapo sudėtingas, nes prognozuoti kaštus 25-30 metų, turint omeny, kokie dabar yra valstybės skolimosi kaštai, kokie skolimosi kaštai rinkoje ir kaip tie kaštai keisis ilgų laikotarpių yra ganėtinai sudėtingai. Tas apsunkina visus skaičiavimus. Kokias pasekmes centrinėje rytų Europoje ir mums? Gerai parengti projektai turi perspektyvų. Norėčiau priešti gerai. Pastarieji sėkmingi projektai Slovakijos ir Lenkijos kelių PSP projektuose nuteikia optimistiškai. Tai reiškia, kad tie projektai gali būti finansuojami, jais domimasi. Pirmenybė teikiama techniškai nesudėtingiems projektams. Pirmenybė vidutinio dydžio projektams iki 1 milijardo eurų. Priežastis, kodėl yra labai paprasta, kaip jau minėjo kolega iš Europos investicijų banko, sindikavimo faktiškai nebeliko, todėl reikia tartis faktiškai su keliais bankais, netgi su daug bankų, nes šiuo metu vienam projektui bankai stengiasi neskirti daugiau kaip 100 milijonų eurų. Jeigu kalbam apie milijardą eurų projektą, tai apie 20% 25 turės lėšų privatus investuotojas, tai reikia 7-8 bankų pritraukti prie to projekto. Jeigu projektas konkurencinis, kokie yra 3 investuotojai, tai reikia 20 bankų, nes paprastai naudoja skirtingus bankus. Tai tokie projektai yra paprastai dėl logistinių ir savo kompleksinių dalykų tampa nelabai realūs. Aišku, čia kažkiek padeda tarptautinės finansinės institucijos, kurios gali skirti 200 milijonų ir panašiai. Bet rinkoje vyrauja nuomonė, kaip jau minėjo mano kolega, kad turbūt 100 milijonų eurų iki 500 milijonų eurų projektai turėtų turbūt tokia orientacija šiai dienai. Pirmenybė projektams naudojantiems įprastinės schemas ir standartinę dokumentaciją. Tai vėlgi, kad yra visi investuotojai konkurso dalyviai stengsis sumažinti savo dalyvavimo konkurse kaštus. Tai yra mažiau mokėti konsultantam, mažiau leisti patys laiko. Todėl kuo paprastesnis projektas, kuo dokumentacija labiau pažįstama. Ir norėčiau paminėti, kad tarptautiniu mastu ta PPP dokumentacija daugiau mažiau yra išsivysčiusi geroji praktika. Ir čia būtų turbūt kurti kažkokių ypatingų naujienų nereikėtų. Ir to labiau, kad kuo dokumentacija bus panašesnė į geriausią praktiką, tuo investuotojams labiau patiks. Be to, paprastesniuose projektuose ir rizika turbūt yra mažesnė. Konkurso sąlygos privatiems investuotojams turi būti kiek įmanoma lankstesnės, jau tą minėjau, ir dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes turime dirbti pardavėjai, ne tik tai projektų kūrėjai. Populiariausios šiuo metu yra prieinamumo schemos, ypač jie naudojimosi objektų prognozės nėra patikimos. Ir čia savai suprantama, nes suma sutartyje yra daug patikimiau negu prognozės, pravažiavimo to keliu ar tiltų ir panašiai padarytos 30 metų. O kadangi investuotojai šiais laikais jau gali rinktis, jie turbūt rinktis ten, kur aiškumas yra didesnis. Dėmesys projektams, kuriuose dalyvauja tarptautinės finansinės institucijos. Tai tokios institucijos kaip Europos investicinis bankas, Pasaulio bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas ir panašios institucijos. Jos projektai suteikia solidumo, patikimumo, bankinio skolinto kapitalo iš komercinio sektoriaus reikia mažiau.
ir visą tai daro projektą patrauklesniu. Pirmenybė projektams, kurie yra prioritetinės kontekste, dėl tos pačios priežasties, tikėtina, kad projektai tikrai vyks, konkursas nebus nutrauktas, kad to konkursus domėsis tarptautinės finansinės institucijos, domėsis pati Europos Sąjunga, kas reiškia, kad projektas turės didesnį viešumą ir didesnis patikimumas. Taip pat reikalingas stiprus politinis palaikymas ir visų šalių suinteresuotumas. Kaip jau minėjau, jeigu bus visuomenės pasipriešinimas didžiulis projektai, jeigu projektas turės skintis kelią, tai nepridės patikimumo ir norą investuoti investuotojus bankus. Tai to iš tikrųjų norėčiau pabaigti savo pristatymą ir pagrindiniai akcentai būtų, kad PPSK projektai vyksta ir vyks ir šitą galimybę vystyti reikia. Perspektyvos tikrai yra. Tik tais reikėtų galbūt kažkiek žiūrėti kaip pardavėjus projektus, nes mums reikės konkuruoti su panašiais projektais tarptautiniai, galbūt ne su pačiais mažiausiais, bet su didesniais taip. Tai tiek. Ačiū.